Tuomet šeimoje kyla pasidalymas. Jėzus sako, 5 vienose namuose bus pasidalyję 3 prieš 2 ir 2 prieš 3. Įsivaizduokime šeimą. Tai visai paprasta. Tėvas, motina, sūnus, dukra ir marti. Tėvai vienoje pusėje, o vaikai kitoje. Iškart matome skirtingos kartos. Vyresniai dažnai saugo tradicijas ir visai nenoriai priima naujoves. Jaunesnieji yra atviri pokyčiams, bet neretai atmeta tai, kas paveldėta, kitaip sakant, tradicijas. Ir taip gimsta įtampa tarp kartų. Argi ne taip būna ir mūsų šeimose. Bet Evangelija šiandien primena, svarbiausia nėra vien tradicijų laikymasis ar naujovių vaikymasis, svarbiausia yra Jėzaus žodis. Sekti Kristų reiškia išeiti iš patogumo zonos, atsisakyti visokiausių stereotipų ir prisirišimų, kurie uždaro mano ir tavo širdį. Tai kvietimas žengti į laisvę, kurią dovanoja Evangelija. Tai kvietimas gyventi tiesoje, kuri išlaisvina. Ir tai kvietimas gyventi meilėje, kuri perkeičia. Tik tada, kai atversime savo širdį Kristui, atrasime tikrąją gyvenimo kryptį. Ramybę, kurios nepajudins jokie konfliktai ar nesutarimai. Tegul šiandien šis žodis, ši Evangelija veda ir perkeičia mano ir tavo širdį, broliai ir sesė. Palaimintos dienos.